Sveiki visi sugrįžę į sporto veidrodį. Šiandieną nauja laida ir šiandieną kalbėsiu apie dalyką, kuris yra ne ką mažiau svarbus negu psichologinis pasiruošimas ir fizinis pasiruošimas. Ir tas trečias dalykas bus maistas. Be maisto rezultatų nesitikėkite. Tai jau čia garantuoju kuo labiausiai. Bet prieš pradedant, noriu pirmiausiai padėkoti, kaip visada padėkoti tiems, kurie pasirašėte į kanalą, tiems, kurie paspaudėte like ir ypatingas dėkui tie, kurie pakomentuojat. Ar Facebook'e pakomentuojat, ar tiesiogiai YouTube'e, nesvarbu, yra visada smagu žinoti, kad kažkam tai rūpi tai, ką aš darau ir stengsiuosi vis gerėti ir gerėti. Kol kas vis dar nenutrauksiu tai, ką darau, nes man patinka. Gerai, varom. Nieko nelaukiam. Maistas, kaip sakiau, ir bus 12 dažniausių mitybos klaidų, kurias daro sportininkai. Taip, tai iš karto ir pradedu nuo pirmos klaidos. Tai pirma klaida, kuri dažniausiai sutinkama tarp bendrai žmonių ir sportininkų, ypatingai sportininkų. Tai didžiausia pirma klaida, tai yra, kad valgo žmonės nepakankamai. Sportininkas galvoja, kad jisai valgo pakankamai, bet iš tikrųjų jam trūksta energijos ir jisai negali išnaudoti savo viso potencialo, sakykime taip. Vien tik dėl to, nes sportuoti yra gerai, psichologiškai pasiruošus būti gerai, bet jeigu valgai nepakankamai, kūnui tiesiog trūksta kuro ir jisai bus toksai, kad jam trūks jėgos, greičiau pavargs ir nebus progreso. Tai jau čia faktas. Antra klaida. Kokia būna antra klaida? Kad žmonės, sportininkai, kadangi šneku apie sportininkus, nes žmonės būna, kad iš principo valgo per daug, jie mažai daro fizinės veiklos ir valgo daugiau. Tai gaunasi nutukimas, ar ne? Bet sportininkam tai negalioja, nes sportininkai treniruojasi daug, jie fiziškai išnaudoja visus savo kūno resursus per treniruotę ir jiems reikia maisto gerokai daugiau, net negu jiems atrodo. Reikia prisiminti, kad antra klaida, bijo sportininkai, yra sportininkų, kurie bijo angliavandenių, ypač tų gerųjų angliavandenių. Ir kas tie angliavandeniai yra? O angliavandeniai tai yra kas? Bulvės, makaronai, šakninės daržovės, ryžiai, tokie pagrindiniai, ne, sakykime, kas Lietuvoje labai populiaru, tai bulvės ir makaronai. Bet dar jeigu geros kokybės ryžiai irgi labai geras dalykas ir aišku šakninės daržovės, jos mažiausiai populiarios, bet irgi labai geras ir svarbus angliavandenis, sakykim taip. Ir jeigu žmogus be jų, stengiasi pabūti be jų, arba jų mažai suvartoja per dieną, ypač aš kalbu apie ledo ritulininkus, krepšininkus, futbolistus, ne? Tai be jų bus mažiau, kūnas turės mažiau energijos, lėčiau veiks smegenis. Ir reiškia, lėčiau ir viskas vyks aikštelėje, kurioje jūs žaidžiate ir bus greičiau tiesiog nuvargs kūnas, nes neturi energijos, neturi iš ko imti ir ims iš kur tik tai gali ir gausis, kad jam vis trūksta kažko tai ir jisai negalės pilnu potencialu varyti normaliai. Tai toks dalykas, angliavandenius pasakiau, kas tie maždaug yra angliavandeniai. Čia aš labai noriu paprastai, nes turbūt mano šitos podcastus žiūri ir jaunimas, kurie, sakykime, 15-16, žinau, kad ir jaunesni gal žiūri. Tai labai svarbu, kad suprastų, kas tie dalykai yra, kas tie angliavandeniai, bet nes sudėtinga. Kas žmogus yra nei į tai neįlindęs, tai yra pakankamai sudėtinga suprasti. Tai angliavandeniai tai yra tas dalykas, kuris jūsų kūnui padeda varyti gerai, greitai ir stipriai. Ant ledo, ant žemės, nesvarbu kur. Gerai? Tai bulvės, makaronai, ryžiai, šakninės daržovės. Pagrindiniai tokie dalykai. Tada, trečia klaida. Nevalgo po treniruotės. Nuėjo į treniruotę, jau blogiau, jeigu nuėjo į treniruotę tuščias visiškai.
Nors irgi kaip kam, bet, sakykime, jeigu prieš treniruotę pavalgyti kokias 3 valandas, prieš treniruotę tai gerai, nes bus lengvas, bet po treniruotės visą tai, kas sudegė, kas ten buvo likę dar, sudegė viskas, tai reikia greitai atstatyti, nes tada nyksta, ne tik tai yra sudėtingiau gerokai dirbti fiziškai, bet ir dega raumenys, tai reiškia, raumenys mažėja, nes riebalų sportininkas šiaip nedaug turi, bet tada jisai pradeda deginti, kūnas pradeda deginti raumenis, kurie yra reikalingi, kad gerai galėtų išnaudoti žmogus savo potencialą ir gerai pasirodyti ant ledo per varžybas. Tai labai svarbu, kad žinoti, kad jeigu nevalgai po treniruotės reikia būtinai gerai pavalgyti ir būtent angliavandenių. Vienas iš tų dalykų, mes prie kitų prieisim toj vėl. Tai atsistatymas vyksta lėtai, jeigu tuščia, nėra nieko įdėto po treniruotės ir kitą dieną forma, aišku, bus blogesnė. O jeigu tai dedasi diena iš dienos, mėnuo savaitė iš savaitės, mėnuo iš mėnesio, tai tiesiog kūnas yra kankinamas realiai. Gerai, 4 klaida. Per mažai baltymų. Baltymai tai kas yra? Labai paprastai. Kažkada aš buvau irgi klausiau paskaitą apie būtent maistą sportininkams, tai vienas sakė taip, baltymai dažniausiai, arba tie jau tinkantis labiausiai baltymai, tai yra tie, kurie turi akis ir yra gyvi. Taip, tai yra vištiena, visi paukščiai, visi žvėris, naminiai žvėris, laukiniai žvėris, kurie yra, aišku, valgomi. Iš jų proteinas labai geras. Tada žuvis, aišku, žuvis fantastinis proteinas. Ir yra dar augalinis proteinas, kurie galbūt nevalgo dėl tam tikrų priežasčių maisto, kuris susijęs yra su gyvulinė kilme. Tai būtų pupelės, žirniai, sojos visokių. Iš principo pupelės. Pats toksai populiariausias ir jeigu taip labai giliai kažkur tai neieškoti, tai pupelės. Tas dalykas yra, kuris suteikia nemažai irgi proteinų. Tai jeigu trūksta, jeigu valgote mažai mėsos arba augalinio proteino, tai jūsų raumenys neatsistato po treniruotės ir jėga neauga. Jūs treniruojate, pavyzdžiui, kočioji bicepsą arba, kojas, ledo rituliui labai svarbu kojas, ir raumenys neaugs, nes jeigu nėra proteino, jeigu dar nedaug dievė ir angliavandenių trūksta, nieks neaugs. Jūs galite pompuoti ten tuščiai ir nieko neaugs. Gerai, toliau varom. 5 klaida. Geri per mažai vandens. Labai nuvertinama klaida, todėl kad jeigu negeri vandens, negeri jo pakankamai, tai bus lėtesnė reakcija, mažiau energijos ir daugiau klaidų, kadangi mažai vandens suteikia tokį kaip rūką akise ir tai nėra gerai sportininkui, labai paprasta. Galima gerti vandenį paprastą, bet kadangi sportininkai labai daug išprakaituoja, nors nejaučia to, pavyzdžiui, ant ledo, nesijaučia, nes vėsu, bet visi po treniruotės išeina, kaip atrodė, kad ką tik taip buvo įlindę į baseiną su visais drabužiais. Tai ką tai reiškia? Tai nėra tiesiog vanduo iš kažkur, tai yra vanduo iš jūsų kūno, kartu išplaunantis visus mineralus ir reikalingas medžiagas kūnui gerai funkcionuoti ir dirbti. Tai vanduo, o dar geriau elektrolitai, be cukraus, galite tiesiog namie paruošti savo gėrimą su elektrolitais. Jie grąžina tuos mikroelementus, kuriuos jūs prarandate per odą prakaito formoje. Tai tas labai svarbu yra. Vanduo yra gerai, bet vanduo iš principo išplauna. Taip kad sportininkui, profesionaliam sportininkui reikia naudoti elektrolitus. Gali būti Gatorade, ten bet kas. Iš principo yra tų elektrolitų tikrai dabar galima pasirinkti. Yra milteliais, yra skystų, kokių tik nori. Dar yra vienas dalykas, bet jisai yra iš brangesnių tokių, tai būtų kokosų vanduo. Kokosų vanduo labai geras elektrolitas ir
labai gerai atstatantis tuos visus mikroelementus ir tiesiog gerai atstato kūną. Taip, toliau 6 klaida. Valgai nereguliariai, tai reiškia, kad labai didelė klaida, kai valgai chaotiškai ir neturi jokio plano, kaip tu valgai. Nes, pavyzdžiui, aš asmeniškai galiu pasakyti taip, kad aš keliuosi 4:30 ryte, suvalgau 2 sumuštinius apie 5, tada aš valgau tokius kaip antrus pusryčius, kurie būna apie 9, pusę 10. Tada aš visada valgau apie 1 valandą pietus ir tada vakarienę aš valgau po užkandį, dar suvalgau užkandį prieš eidamas į sporto salę. Tai čia būna apie 4 valandą dienos ir tada būna jau vakarienė yra po sporto, tai aš visada po sporto valgau kažkokius tai lengvus angliavandenius ir proteinų. Tačiau būna po sporto apie 7 vakaro. Taip kad labai svarbu turėti laiką, kada tu valgai. Jeigu yra taip, kad jūs esate priversti, sakykime, kažkur tai važinėti arba jums sunku yra tiesiog vienu metu atsisėsti ir kažką tai padaryti. Pavyzdžiui, 9 aš valgau, tada aš 2 valgau ir jeigu tai yra sudėtinga, tai geriausias dalykas, aišku, daryti savo maisto dėžutės. Užtrunka, bet, tokie yra, kaip sakant, tokia auka yra vardan to, kad jūs pasiektumėte gerų rezultatų. Nes, pavyzdžiui, visi bodybuilderiai, kultūristai, tai jie visi savaitgalį gamina visai savaitai savo į priekį maisto dėžutės. Rašo, kokia diena, aš iki tokio lygio, aišku, nes aš nesu profesionalus sportininkas kažkoks, tai aš tik tai dėl savęs, bet, tas labai yra svarbu. Kūnas pripranta prie tam tikros sistemos. Jisai labai gerai veikia, kai tos sistemos yra laikomas. Tai yra labai svarbu ir tai yra didžiulė klaida, kai sportininkai maitinasi chaotiškai. Aš nekalbu apie paprastus žmonės, aš kalbu apie žmonės, kurie sportuoja profesionaliai. Tai yra labai labai svarbu. 7 klaida yra valgoma per daug šlamšto. Šlamštas tai kas yra? McDonald'ai, dešros visokios, bulkos, bet nepaminėjau kaip angliavandenių, kad viena iš tų tai yra duona, bet duona irgi jinai būna iš tų ne pačių geriausių kviečių, ta tokia kaip sintetinė, sakykime, šią vadinu tosterinė, bet kol jaunas, tai jokių problemų iš principo. Galima valgyti kimšt tenai, nes ten viskas dega, bet vėliau su laiku, kai yra įprotis valgyti neteisingai, tai tada atsiranda jau problemos. Bet faktas, kad per daug šlamšto visada galima suvalgyti. Nieko čia baisaus neatsitiks. Galima ir guminukų suvalgyti šeštadienį, ir tortą suvalgyti. Bet reikia žinoti, kad tą dieną aš galiu valgyti. Pavyzdžiui, išsirenki vieną dieną savaitėje ir aš, pavyzdžiui, sau leidžiu suvalgyti šokoladą, ledų, bet aš žinau, kad aš suvalgysiu. O ne taip, kad aš važiuoju pro šalį, pro ten Statoilą ir šoksiu dabar ir nusipirksiu dešrainį, suvalgysiu ir dar ledų, dar ten kavos kokios latės paimsiu. Ir čia gaunasi kaip ir maistą įdedi, bet įdedi šlamštą. Tai nėra geras maistas. Ypač sportą. Aš vėl dar kartą pasakysiu. Tai yra sportininkai. Paprasti žmonės, jeigu jie nori, jie gali kaip nori. Bet sportininkui to reikia turėti omeny. Jis nori gerai pasirodyti. Jis turi valgyti teisingai. Kiek tai yra įmanoma. Bet tai neturi tapti aišku, kad kaip kokia religija ar sekta. Visada galima biškį suvalgyti vieną kažką kitą. Nieko baisaus nuo to tikrai neatsitiks. 8 klaida. Nevalgai prieš sportą. Aš jau minėjau, kad prieš sportą irgi labai yra svarbu užvalgyti, bet prieš sportą reikia užvalgyti angliavandenių. Būtinai tai makaronai, pavyzdžiui. Makaronai, vat kodėl visi sportininkai, kuriuos aš ėmiau interviu, tai visi valgo makaronai ir vištieną. Dauguma, ne? Tai vištiena yra geri proteinai, kurie stato jūsų raumenis arba juos saugo nuo išnykimo.
Ir angliavandeniai, tai pavyzdžiui makaronai, pats populiariausias, tai suteikia jums energijos, daug energijos jūs turite. Ir jūs galite suvalgyti prieš treniruotę kokias 2-3 valandas, čia priklauso kiekvienas kaip jaučiasi. Ir jums užteks tos energijos visai treniruotėjai ir tada jau po treniruotės irgi buvo, apie tai kalbėjau, tai kad po treniruotės irgi labai svarbu įmesti į kūną ir čia geriausia būtų padaryti per kokį pusvalandį. Atgal grąžinti tą visą, kas prarasta. Taip, tada kaip ir 9 klaida tokia būtų, kad yra, kaip ir minėjau, kad labai viskas sukomplikuota. Kad per daug to tokio stoicizmo arba tos tokio, kaip sakiau, kad tampa religija. Kad reikia galbūt ten avokadą kažkokį tai prisižiūri, ten tų meniu skirtingų ten ir visokiausių ten reikia tokį proteiną ar anokį, nėra didžiulio skirtumo. Yra svarbu, kad nekomplikuot labai. Yra paprasti produktai. Yra produktai tokie, sakykime, patys paprasčiausiai. Kiaušiniai, taip, varškė, pienas, pupelės, vištiena, jautiena, kiauliena. Čia iš principo tokius proteinus išvardinau. Tada paprasčiausias dalykas. Makaronai, duona. Duona gali būti tokia labiau grūdinė, nes juoda duona šiais laikais mažai kas valgo, ypač jaunimas. Tai tikrai mažai, bet kiek įmanoma, tai būtų gerai, kad išrinktumėtės, kad kuo būtų daugiau to grūdo. Tai makaronai, duona, bulvės, ir šakninės daržovės. Daržovę, aišku, irgi galima valgyti kitų, pavyzdžiui, kaip pomidorai, salotų lapai. Jų irgi nereikia per daug, nes jeigu mes esame nepratę valgyti daug, tai tokių kaip daržovių, tai gali irgi skrandis nesusitvarkyti su per daug visokių žolių kažkokių. Tai irgi reikia atrasti tokį balansą. Tai svarbu nesukomplikuoti. Riebalai, pavyzdžiui, kas yra riebalai? Kaip sportininkas, iš principo, pavyzdžiui, riešutų sviestą ant duonos galima suvalgyti. Pavyzdžiui, greitai po treniruotės įmesti. Vienas iš crossfito, jisai daugkartinis čempionas yra, dabar aš neprisiminsiu jo vardo pavardės, bet jam treneris visada po treniruotės suvalgydavo Snickers. Kaip ir tipo, ne pačios geriausios kalorijos, bet jos staigiai duoda, grąžina atgal viską, ką praradai per treniruotę. Tai kuo paprasčiau žiūrėkite viską, visi produktai, dažniausiai šitie produktai, kuriuos reikia valgyti, jie yra patys pigiausi ir mažiausiai komplikuoti. Tai yra, dar vieną dalyką priminsiu, pasakysiu galbūt apie produktus, tai kad pažiūrėkite ant etiketės. Jeigu jau perkat kažką tai etiketėje, tai labai svarbu pažiūrėti, kad jeigu pirmose 3 produktų sudėties punktuose yra cukrus, šito produkto nepirkite niekada. Jeigu tas cukrus yra kažkur nukeltas toliau, 4, 5, 6, tai kaip ir ok, viskas galima. Bet maistas turi būti toks, kad viskas nepakuota, ne? Daugmaž, pavyzdžiui, paprasta. Jokių nėra sudėčių. Varškė yra varškė, pienas ir viskas pienas. Kas liečia mėsą, tai tiesiog mėsa, viskas, žuvis mėsa, viskas aišku, neįmanoma nieko pridėti. Tai tai kuo paprastesnis maistas, tuo bus geriau. Varom toliau, 10 klaida, per mažai riebalų, bet riebalai tai nėra majonezas, ne tie riebalai, kartais netgi galima perdegti ir su riešutų sviestais, ir aliejais visokiais ir sviestu, jeigu per daug, ne? Arba šiaip bendrai labai visur pridėta daug, bandelėse, riebalai yra visur. Patys blogiausi riebalai yra angliavandeniai su riebalais. Tai yra, pavyzdžiui, bandelė, daniška bandelė, ne? Tai čia yra, jeigu jūs norit, jūs šeštadienį vieną gali 2 suvalgyti. Bet jeigu jūs norit rezultato, jūs turit vengti tokių dalykų. Bet kokie yra tie patys geriausi riebalai? Riebalai tai būtų riešutai, sėklos ir, pavyzdžiui, koks aliejus. Alyvuogių aliejus.
bet irgi nedaug. Bet iš principo tai viskas, riešutai, dar galima visada ten atrasti daugiau, jeigu aš gilinčiausi dar giliau, tai būtų jau laida labai ilga. Bet iš principo tai riešutai, sėklos, kiaušiniuose yra riebalai, tokie dalykai. Žuvis irgi yra riebalai, lašiša yra riebalai, pavyzdžiui, ir omega-3 kapsulėse arba geriamuose žuvų taukuose, tai irgi yra riebalai. Tai va, tokie dalykai, jeigu per mažai riebalų, tai jums trūks energijos ir bus blogesnė savijauta. Jeigu jūs per daug vartosite riebalų, ypatingai net negerųjų riebalų, tai bus tas pats, ar energijos trūkumas ir blogesnė savijauta. Ir aišku, atsiras pilvukai, kurie nereikalingi, ar ne? Krūtinė nukars ar dar kažkas. Tai va, tokie dalykai. 11 klaida, tai kopijuoti kitus, nes daug kas žiūri, jisai valgo taip ir aš taip valgysiu. Ne, taip ne visada tinka, nes kas tinka vienam, ne visada tinka tau. Taip, kad tu turi atrasti savo maistą, kuris tinka tavo kūnui ir tavo skrandžiui. 12 klaida, tai nuvertini mitybą. Tai čia būtų didžiausia klaida, kad atrodo, kad kas čia. Maistas čia nieko nesusijęs su to, kaip man sekasi. Čia didžiausia klaida, nes būtent maistas yra 50% yra teigiamo arba neigiamo rezultato. Va tokie ir dalykai. Tai apibendrinant, jeigu nori progresuoti, tai labai svarbu, kad valgytum pakankamai, valgytum reguliariai, tai savo laiką, valgyti paprastą, normalų maistą, kuo mažiau žiūrėti, kad būtų maistas pakeliuose arba dėžutėse, viskas turi būti labai grynas maistas. Kaip senoviai valgė daug žmonės, tai tiesiog idealiausias pietus, pavyzdžiui, ne? Tai sportiniai, makaronai, vištiena, vakare galėtų būti bulvės ir žuvis. Viskas paprastai. O ryte kiaušiniai, nors špinatai ir koks nors skrebutis. Gali būti netgi su uogienės ant skrebučio užsitepti, nieko čia blogo tam nebus. Nepradėkite, aišku, bėgti avokadų pirkti, nes tai nėra. Pirmiausia, tai laida čia yra skirta daugmaž Lietuvos gyventojams, tai avokadai nėra mūsų maistas. Mes galime atrasti savo produktus ir valgyti savo maistą, taip kaip pripratę buvo mūsų senoliai ir mūsų kūnai yra pripratę. Tai va, tas labai svarbu, taigi pabaigai rezultatai lygu treniruotės plus mityba. Tai va, mityba su treniruotėmis lygu geri rezultatai arba blogi rezultatai. Vat ir viskas šiandieną, tikiuosi, kad daugmaž apipasakojau viską. Jeigu norėsit, parašykit komentaruose, pašnekėsim apie tuos, kurie valgo mažai ir sunku priaugti svorio, gero svorio, aišku. Ir apie tos, kurie valgo daug ir yra priaugę daug svorio ir norėtų numesti svorio. Tai parašykit komentaruose, jeigu jums tai įdomu būtų, tai galim pavaryti dar kokį kitą savaitę. Visiems sėkmės, gerų rezultatų ir žiūrim, kaip sekasi pankams, nes kol kas 2-0 gauna nuo energijos, o mums žiūrovams norėtųsi daugiau intrigos, taip kad labai būtų smagu, kad pankai šį kartą nugalėtų savo arenoje energiją ir mums būtų prasitęstų dar šiek tiek ledo ritulio ir būtų smagu pažiūrėti. Visiems sėkmės ir čiau.